Tai labas, mieloji. Labai džiaugiuosi tave matydama čia, šiame kelyje. Tai ne šiaip programa ar kažkoks tai užsiėmimas, tai tavo asmeninės kelionės į didesnę laisvę, ramybę ir pasitikėjimą savimi. Per artimiausias savaitės mes eisime kartu. Aš būsiu šalia tavęs kaip draugė, kaip vedlė, bet tik tu pati žengsi tuos žingsnius, kurie pakeis tavo kasdienybę. Galbūt tu esi pavargusi sakyti taip kitiems, nors viduje norisi pasakyti ne. Galbūt nešioji savyje kažkokią tai kaltę, kad nepatenkini visų lūkesčių. Galbūt bijai, ką pagalvos kiti, jeigu tu pradėsi rūpintis savimi. Tu nesi viena, žinok, daug moterų gyvena šiuose vidiniuose spąstuose. Bet turiu tau gerą žinią, kad mes kartu juos atpažinsime ir pradėsime keliauti kitaip. Čia nėra jokio teismo, čia nėra jokio vertinimo, jokio absoliučio spaudimo. Čia yra saugi erdvė, čia mes mokysimės pasakyti ne. Ne piktai, ne iš egoizmo, bet iš meilės sau. Ir ši kelionė tau padės atrasti savo balsą, savo tiesą, savo drąsą stovėti už save. Išmoksi nustatyti ribas, kurios leis išsaugoti tavo ramybę. Sustiprinsi pasitikėjimą savimi ir atgausi daugiau laiko, energijos bei meilės savo gyvenimui. Nes kaip tu pradedi bijoti kitiems sakyti ne, tada tavo energija pavirsta į baimę gyvenimą. Ir noriu, kad tu žinotum, tau nereikia būti tobulai. Tau nereikia turėti kažkokios patirties gyvenime. Užtenka tik tavo noro ir atviro širdies žingsnio. Kiekvienas mažas pokytis yra didelis laimėjimas. Ir ačiū, kad pasitikėjai ir ačiū, kad atėjai čia. Nuo šios akimirkos mes su tavim pradedame naują skyrių tavo gyvenime. Ir atmink, kiekvienas ne kitiems visada yra taip sau. Tad sveika atvykusi į savo kelionę.